9 metus iš eilės ryžosi lysti po Platelių ežero ledu. Ledas, tikėkime, storas. Ledas iš tikrųjų buvo pakankamai storas, apie 20 cm, tad teko su elektriniu pjūklu kirsti eketę ir nerti po ledu. Pažiūrėkim, kągi jie ten veikia po ledu. Panerti į šiltųjų jūrų gelmes per atostogas yra susigundęs ne vienas lietuvis, tačiau nedaugam kilo mintis tai išbandyti žiemą. Uostamiesčio nardymo centro Oktopus nariai kalėdas prie Platelių ežero dugne papuoštos eglutės sutinka jau 9 kartą. Po kelerių metų pertraukos ežerą sukaustė ledas, tačiau anot narų taip dar įdomiau. Nedaug kur pasaulyje gali žmonės tuo pasidžiaugti, kad gali padaryti poledinį nerimą ir tai pakankamai yra egzotiška irgi kitiems skaitosi, nes nardymas šiltose jūrose yra įprastas dalykas, tačiau nardymas po ledu tai yra jau irgi ekstremalu ir egzotika. Todėl žmonės su didžiausiu entuziazmu laukia ledo, sakysime, kada gali nerti. Kaip žvejai laukia stintų, taip mūsų narai laukia ledo, kada galės eiti po ledu. Prieš neriant po ledu tenka išklausyti specialių žieminio nardymo kursų. Vandenyje tenka elgtis ypač atsargiai ir atsakingai, nes nardymo įranga gali užšalti. Dėl to tenka naudoti virves ir surišti turi būti, kad jeigu reikalų esant, kad žmogus lengvai rastų eketę ir greitai galėtų ją patekti. Pirmą kartą po ledu susiruošusieji neslėpė jaudulio. Jūroje neriau prieš trejetą savaičių. Baltijos jūra tai žiemos nerimas buvo, o taip, kad po ledu tai pirmą kartą, nes pusę metų kai nardau tiktais. Oho, bijot? Kažkoks tai yra jaudulys, aišku. Nėra labai jauku. Šventes po ledu sutikti šiemet nusprendė ir viena moteris. Ji yra bene vyriausia nardytoja Lietuvoje. Pirmą kartą į ledinį vandenį nerianti moteris kursus baigė vos prieš porą metų, sulaukusi 60. Jau ne tik amžiai, bet va ir figūra nestandartinė, labai jau. Čia nardymas, tai aš manau, man labai toks vienintelis tinkamas sportas šiuo metu, mano būsenoj. Vandenį lengvai galima judėti, viskas lankstosi, o pamatyti įspūdžių tai tikrai labai daug. Tiems, kas sušalo bežiūrėdami, narai sako, ežere vandens temperatūra žiemą beveik tokia pat kaip vasarą. Truputėlį gali jausis pirštam arba ten veidui, bet taip tai mes prisivelkam papačią, tai aš manau, kad kartais ant kranto laukitėm yra šalčiau negu mums. Ežero vandens temperatūra gelmėje arba žiemą paviršiuje jinai nekinta, jinai yra apie 3-4 laipsniai visus metus vienoda. Todėl ar mums nardyti vidury vasaros į 30-40 metrų gylį, ar nerti dabar yra absoliučiai ta pati vandens temperatūra. Žiemą vaizdai po vandeniu anot narų neįtin skiriasi nuo vasaros, tačiau turi savo žavesį. Žiemą, kai šalta, vanduo truputėlį skaidresnis yra. Tik tiek, kad žuvys visos į gilumą pasitraukia, nes kur negilu yra šalčiau jau, tai jos tenais pasitraukia į gilumą. Dar gražu tai, kad virš savo galvos matai ledą, reikia tie stovinčių žmonės. Kad nerimas būtų šventiškas ir sėkmingas, 7 metus nardantis Kretingos klebonas palaimino visus nusprendusius lysti po ledu. Viešpatie Dieve, tave meldžiam palaiminti šią dieną, palaiminti kiekvieną iš mūsų, ypatingai tuos, kurie nersime, statysime eglutę, apsaugok ir globok visus po vandeniu ir leisk grožėtis ir džiaugtis Viešpatie Dieve tavo kūrinyje, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Astana ir ekstremalai tie mūsų kunigai ir dvasininkai.